Sveiki, šiandien aš ir vėl filmuoju savo naują video vlogą ir kadangi jūs prašėte manęs ir mačiau daug komentarų, kad padaryčiau haulą tokį kaip ir ką nusipirkau iš Lenkijos, tai nusprendžiau padaryti tokį video, nors nedaug ką pirkau realiai pagalvojus taip, bet vis tiek nusprendžiau jums parodyti, ką aš būtent nusipirkau ir šiek tiek papasakoti apie tai plačiau. Ir ką galiu pasakyti apie kainas, tai kad manau, kad kainos tikrai nesiskiria labai ir yra tokios pačios kaip ir Lietuvoje. Ir ir ten yra daug didesnis pasirinkimas, daug daugiau rūbų parduotuvių, kurių nėra pas mus ir daug įdomesnės prekės. Ir tikrai, ta prasme, kad ir vienoda parduotuvė būna, bet jinai būna daug didesnė, būna daug daugiau rūbų ir jie skiriasi šiek tiek nuo mūsų esančių Lietuvoje. Tai jo. Taigi, pirmasis dalykas, kurį aš nusipirkau būtent Lenkijoje, tai yra šitas megztukas. Jis yra labai gražios spalvos, bent jau man šitas spalva labai patinka. Ir labai džiaugiuosi jį nusipirkus. Ir pirkau jį H&M berods. Ir mokėjau, tikrai nepamenu dabar kiek. Tai tiesiog labai gražus ir man jis labai patinka. Labai faina medžiaga. Antras dalykas, kurį nusipirkau, tai yra tokia paprasta maikutė. Ir jinai yra realiai iki bambos, jinai yra trumpa. Ir jinai yra labai paprasta, irgi tokios pačios spalvos, tik gal šiek tiek šviesesnė negu megztinis. Nors gal ir atrodo 1:1. Ir parodysiu, kaip jinai atrodo ant manęs. Dar kitas dalykas, kurį nusipirkau, tai yra tokia diskinė, nežinau kaip pavadinti, man jinai grinai diskinė. Ta prasme tokia holo striukė, žiauriai faina. Nepavadinčiau jos gal striukė, gal labiau toks kaip švarkelis. Čia yra užrašas ir tas užrašas čia yra Beautiful, Sexy, Great, Shape, Smart, Glamour parašyta. Ir jinai šiaip visai patogi. Čia yra tokios fake kišenės šitoj vietoje. Ir šiaip man jinai labai patinka tikrai. Taip pat, ką nusipirkau dar, tai nusipirkau šitus batus. Jie taip pat yra kaip striukė, grinai 1:1. Ta prasme, ir man irgi žiauriai labai patinka. Bet aš pirmą nusipirkau batus ir tada užmačiau tą striukę ir taip sako tėvai pirk, nes tipo gerai atrodys, prikolas toks visai. Tai nusprendžiau nusipirkti tą striukę prie šitų batų ir aš tikiuosi, kad atrodys cool. Kaip jau matėte per vlogą, tai aš matavausi striukę, nes ieškojau striukės pavasariui, tokios, kai dar nebus labai šilta. Tai, žodžiu, radau ir kurią pasimatavau, tai dabar parodysiu jums iš arčiau, kaip viskas atrodo, nes ten buvo labai tamsu, tai va. Ta prasme, šita striukė yra žiauriai awesome. Aplamai norėjau mėlynos ir tiksliau nusipirkau mėlyną. Ir man labai patinka, ta prasme, čia yra tos fake irgi kišenės, kaip sakoma. Čia yra kišenės susegamos. Ir tokia yra labai patogi tikrai ir aš labai džiaugiuosi ją nusipirkus. Ką nusipirkau dar, tai nusipirkau kuprinę, ko tikrai nežadėjau daryti, bet nusprendžiau, kadangi artėja pavasaris, tiksliau, kadangi jau yra pavasaris ir artėja vasara, ir bus šilti orai, nusprendžiau, kad aš nenoriu juodos kuprinės pastoviai nešioti, nes, nežinau, tiesiog šviesia apranga ir ta juoda kuprinė šiek tiek kartais atrodo gan keistai. Tai nusprendžiau nusipirkti žydrą kuprinę ir aš radau ją Crop Town parduotuviai, ko pas mus nemačiau, neradau, bent jau Klaipėdoje, nežinau, galbūt Vilniuje ir yra. Ir nusipirkau tokią kuprinę, kuri yra labai cool. Ir čia yra rožinis vidus, kas yra gan keista. Tai šiaip labai fainas vidus, fainas kišenėlės labai.
prasme, nemažai tų kišenėlių ir man labai patinka, kad čia yra kišenė ir čia yra kišenė, ką aš labai mėgstu, nes aš labai mėgstu mažas kišenėlės ir aš ten prisidedu visokiausių daiktų. Tai jo, tai manau, kad šito kuprinė labai gerai sueis man vasarą. Na ir paskutinis mažas dalykelis, ką dar nusipirkau Lenkijai, tai kadangi dabar mada šitų yra, tai nusprendžiau nusipirkti pilką bambuliuką, kuris yra labai cool ir labai mielas, jį galim prisegti prie bet ko, tarkim, prie tos pačios kuprinės, prie tašės, prie bet ko tiesiog. Ir jo, ir nusprendžiau tiesiog pasiimti tokį vieną. Ir dar aš jums labai norėjau padėkoti už tai, kad mes jau pasiekėm beveik 5500 subscriberių, kas yra man labai daug. Ir aš labai jums norėčiau padėkoti už tai. Ačiū labai, kad žiūrit mano video. Tiesiog aš negalvojau, kad taip greitai pasieksiu tokį skaičių. Ir kad bus tiek žiūrinčių ir tie komentarai jūsų teigiami man labai suteikė didelę motivaciją daryti toliau video. Ir taip pat norėčiau, kad po šio video parašytumėt kokias nors idėjas, ką norėtumėt pamatyti mano vloguose, kadangi aš labiau mėgstu daily tipo vlogus, bet aš darau visokio tipo vlogus, tai tiesiog norėčiau, kad parašytumėt, pasiūlytumėt man idėją ir aš pasitengsiu daugeliu jūsų išpildyti. Ir jo, tikiuosi jums patiks. Ir ačiū, kad žiūrėjot šį video, jis nebuvo gan ilgas, bet tiesiog nusprendžiau nufilmuoti, kadangi prašė to holo. Ir taip pat padėkoti jums už subscriberius. Tai tiesiog, jeigu patiko šitas video, paspauskite laiką, pasubscribinkite mano kanalą, jeigu to dar neatlikot. Taip pat palikit gražų arba negražų komentarą, kaip ir visada. Ir susitiksim kitą kartą. Viso.